Mes visi einame bėgančio laiko keliu. Jau ar matot, ar girdit, ar jaučiat? Kažkas nematomas liečia medžius, žolynus, net debesis. Ramybė aplink ir virš galvos. Gražu. Pagaukime šitą bėgančio laiko laikinumą. Prisijaukinkime nebyliai, bet taip iškalbingai kalbančią žiemos tylą. Susemkime į akis gamtos spalvas, kad užtektų to gerumo ilgiems ir liūdnokiems žiemos vakarams. Ir būsime geresni, o gal net ir laimingesni. Labą dieną, mėly mūsų žiūrovai, festivalio dalyviai, svečiai ir viešnios. Susitinkame nuotaikingame liaudiškų šokių festivalyje Nevėžio apvalcius. Tai vienas iš projekto Kultūrnešio dienos renginių, skirtų Aukštaitijos metams. Projekto rėmėjai Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė. Nevėžio apvalciuje susitinka skirtingų Lietuvos regionų šokių kolektyvai. Iš Marijampolės ir Kretingos, iš Biržų ir Elektrėnų, iš Kaišiadorių ir Vilniaus, bei mūsų bičiuliai iš Jūrmalos. Šiandien ne tik šoksime, bet ir mąstysime apie laisvę ir laimę. Kartais atrodytų, kad žmonės pavargo nuo nesibaigiančių žinių apie karą. Diskusijų apie vokiečių brigadą ir lietuvių divizijos perspektyvas, pasipriešinimą, gynybą ir iššūkius nacionaliniam saugumui. Ir vis labiau renkasi gamtinius ar kultūrinius prieglobsčius. Žinoma, kiekgi galima kalbėti apie karą. Jau antrus metus besitęsiančio karo Ukrainoje, kurio baigtis vis dar neaiški, patirtis europiečius turėtų išmokyti, kad padėtis iš esmės pasikeitė, o saugumas ir vokiečių brigada ar amerikiečių junginiai prie NATO sienų yra svarbiau negu kultūra. Kultūra yra laimingų žmonių prieglobstis. Bet, kaip sakė filosofas Tukididas, laimė priklauso nuo noro būti laisvam, o laisvė priklauso nuo noro būti drąsiam. O mūsų tauta niekados nebuvo baili. Gegulės rauda. Scenoje Kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Verdenė, vadovas Vytautas Murauskas. Dar ne dažveičiau aukso, auksel.
tas saldus žodis laisvė, kuris mums leidžia susitelkti, susieiti ir pasirinkti laisvę šokti kartu. Norime pakviesti į sceną Panevėžio kultūros centro direktorę Juditą Kačinskaitę tarti sveikinimo žodį visiems Nevėžio apvalsiaus dalyviams ir žinoma jums, mėly žiūrovai. Labadiena. Labadiena svečiai, labadiena dalyviai, labadiena visi susirinkusiai. Noriu nuoširdžiai padėkoti jums kiekvienam ir kiekvienam atvykusiam kolektyvui. Taip pat nuoširdžiai padėkoti mūsų kultūros centro kolektyvams, jų vadovams už tai, kad puoselėjate šį meną, kad susirenkate, kad būrėtės į bendrystę, į šokius, į dainas, ar ne, ir puoselėjate tą mūsų liaudies meną. Tai ačiū jums, kad susirinkote žiūrovai, labai džiaugiuosi, kad matau ir mažuosius žiūrovus. Skiepykime tėvai, seneliai ir savo vaikams, kaip reikia mylėti tą mūsų tautinį meną. Labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti kultūros centro kolektyvams ir jų vadovams, kad parveža į kultūros centrą laimėjimus įvairius. Tai ačiū Zitai Rimkuvieniai, Vytautui Petrui Murauskui, Justui Nagrockiui, ačiū Dalužiai Gaspariūnieniai už tai, kad rengė šitos nuostabius renginius. Ir netgi juos labai nuostabiai veda, labai gaila, kad pirmą kartą kol kas dar tik teko apsilankyti šio projekto renginyje, bet labai gražu Dalužė, pati pradžia nuostabi, tai tikiu, kad ir visas renginys toks gražus bus. Ačiū jums ir jaukaus, šilto ir malonios šios žiemos popietės. Mes grįžtame su žodžiu laisvė. Laisvė didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė, kuri duoda didžiausią turtą mūsų gyvenime. Būdami laisvi, mes esame pripildyti laimę, meilę, džiaugsmu. Laisvi žmonės yra ne tik pripildyti žmogiškomis vertybėmis, bet ir dalijasi savo laimę su visais aplinkiniais. O festivalio Nevėžio apvalsius programą tęsia Marijampolės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Jotvingis, kolektyvo vadovė Alina Pačesienė. Matysime šokius Ant kalno karklai siūbavo ir Gumbinė. Tad pasitikime Jotvingį, Marijampolė. Kalno karklai
Šaunu marijampoliečiams, dėkojam jiems, na, o mes einame į priekį su žodžiu laisvė. Laisvė taip pat nepaprastas jausmas. Paprastai jis yra džiaugsmo priežastis. Laisvė užaugina sparnus, leidžia įkopti į aukščiausias viršukalnes, leidžia gyventi pasaulyje, kurį susikūrėme patys. Aš galiu rinktis, kur gyventi, su kuo draugauti. Niekas neriboja ir nevaržo mano pasirinkimų, nes aš esu laisvas ir neprivalau priklausyti nuo kitų, nes aš galiu būti laimingas. Mes visada turime siekti savo laisvės ir būti laimingi. Į sceną kviečiame Kretingos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvą Toncius, o kolektyvui vadovauja Andrius ir Svajonė Razmai. Kviečiame kretingiškius.
tokiu gražiu pavadinimu Tonsius mums patansavojo šokį Šiaučiukas Kriaučiukas. O sekantis jų šokis irgi su nemažiau intriguojančiu pavadinimu. Tai šokis Šleivinė. Dėkojame žemaičiams ir be jokios abejonės kolektyvų vadovams. Tai Saulius, Andrius ir Svajonė Razmai, šeimininis duetas, ilgus metus vadovaujantis šiam kolektyvui. Na, o dabar norėčiau pacituoti italų poeto, prozininko, moralės filosofo Dantės Alighieri mintį. Žmogus negali būti laimingas be laisvės. Ši mintis puikiai atsako į klausimą, ką reiškia būti laisvam. Būti laisvu žmogumi reiškia būti laimingu, kad ir kaip skirtingai mes suprantame laimę. Taip, kartais tenka paaukoti už ją net ir savo gyvybę, draugus, artimuosius. Tačiau visa tai ir lemia vaikų laisvę ir laimę, dėl kurios ir kovojama, kurios siekiama. Šiandieninė realija mus tik tai dar kartą įveda į laisvės žodį. O mūsų festivalį tęsia Panevėžio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Miestelėnai, vadovas Justas Nagrockis, Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Verpetas, vadovė Danguolė Kalkienė, ir Elektrėnų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Vijūnas, bei Kaišiadorių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Savingė. Šių kolektyvų vadovė Angelė Pačesienė. Matysime 3 šokius: Letukas, Gaspadorių polka ir Subota. Šoka Miestelėnai Panevėžys ir Verpetas Biržai.
tokius smagius aukštaitiškus šokius dabar papildys ir dzūkai. Taigi matysime dzūkų šoka Vijūnas Elektrėnai, Mandravonė šoks Savingė Kaišiadorys ir Stinta Pūkis šoks Verpetas Biržai.
esame, o jūs mielo žuvelės šokite drauge, o jūs mielo žuvelės šokite drauge. Karšiai mes esame, karšiai mes esame, o jūs mėly pūkeliai šokite drauge, o jūs mėly pūkeliai šokite drauge. Stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, stinta, stinta. Pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis. Žuvininkai mes esame, žuvininkai mes esame, o jūs visos žuvelės dainuokite drauge, o jūs visos žuvelės dainuokite drauge. Stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, stinta, stinta. Stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, 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 pūkis, stinta, pūkis, stinta, pūkis, stinta, stinta, stinta. Ir dar kartą mes į šią sceną kviečiame Vijūną Elektrėnų ir Savingę iš Kaišiadorių. Matysite šokius Apsukinis ir Vakaruškos.
Kaip smagu šiandien matyti besišypsančius žmonės. Besišypsančius čia scenoje ir žinoma salėje. Gal jūs galvojat, kad mes jūsų nematom? Mes jaučiam jūsų šypsenas, jaučiam jūsų plojimus. Na ir žinoma, vėl iškyla mintise du žodžiai – laisvė ir laimė. Laisvė – laimės atmaina. Laisvė – dar vienas tiesioginis kelias į laimę, į galimybę tokiu tapti. Nėra nieko geriau, kaip būti laisvam, daryti tai, ko trokšti ir nori. O šiandien mes turime laimę džiaugtis gražiais, besišypsančiais ir šokančiais žmonėmis. Į sceną kviečiame Vilniaus savivaldybės Kirtimų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvą Vilniaus Pinimėlis. Šio kolektyvo vadovas Edgaras Suprunas. Matysime 3 šokius. Iš jų pirmasis šokis tai netgi premjera. Vilniaus Krakoviakas. Antrasis šokis labai įdomus, nes jį atliks duetas Ieva Balsytė ir Jurgis Stasiūnas. Šokis Skrydis. Ir savo pasirodymą vilniečiai baigs Galalių gegužiniai.
Dėkojam svečiams iš Lietuvos sostinės, atvykusiems į Aukštaitijos sostinę ir kartu su mumis švenčiantiem šį Nevėžio apvalsiaus festivalį. Laimė visiems pažįstamas jausmas, suteikiantis jėgų, skatinantis tik šviesias mintis. Laimė jaustis laisvam, laimė gyventi savuose namuose, laimė turėti artimą, laimė mylėti, laimė būti būryje su visais. Ir dar didesnė laimė duoti ir skleisti visą tai, ko trokštantiems. Šiandieninėje šventėje sukasi poros ir atrodo, kad liaudies menas tarsi stebuklingas ratas, neturintis nei pradžios, nei pabaigos. Užgimęs kažkur šimtmečių gilumoje, surinkęs į save viską, kas išliko iš seniausių laikų, liaudiški šokiai, rateliai, papročiai ir tradicijos tautiniai drabužiai. Didžiuojame savo šaknimis ir laisvę susitikti čia ir dabar. Ne tik su aukštaičiais, dzūkais, suvalkiečiais, žemaičiais, tačiau ir su mūsų kaimynais latviais. Į sceną kviečiame Jūrmalos Kauguri kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvą Velreis. Kolektyvai vadovauja Vita Polė ir Lyva Berga Baglais. Matysime du šokius. Tumša naktį zala zalė, tamsi naktis žalia žolė. Taip gera būti kartu ir šokti. Bei Simjūdų tirgus. Rudenį vyksta mugė, į kurią suvažiuoja prekeiviai iš visų aplinkinių pusių. O kad Latviai pailsėtų, matysite ir lietuviškąjį šyvį, kurį sušoks Verdenė. Pasitikime mūsų kaimynus iš Latvijos.
Pagādu, simjudu tirgus, reizi pagādu, mainamies zirgus, daudz tur sabrauc draugu rādu, daudz tur savad govju zirgu, daudz tur sabrauc draugu rādu, daudz tur savad visa kā čigāni tur uz žīri, kantūri tur uz zīri, tur smieklis skan. Otram skaļi saujāsi, un meitas puišus skaistākos var redzēt tirgu simjūdos, bet visa tirgu gan, ja tikai nauda skan, ja nauda skan, ja nauda skan, ja tikai nauda skan, ja nauda skan, ja nauda skan, ja tikai nauda skan. Var redzēt tirgu simjūdos, it visa tirgu gan, ja tikai nauda skan, ja nauda skan, ja nauda skan, ja tikai nauda skan, ja nauda skan, ja nauda skan, ja tikai nauda skan. Reizi pagādu, simjudu tirgus, reizi pagādu, mainamies zirgus, daudz tur sabrauc draugu rādu, daudz tur savad govju zirgu, daudz tur sabrauc draugu rādu, daudz tur savad visa kā.
ir mes dar kartą pakvieskime į sceną Jūrmalos Velriais. Matysime dar 2 jų atliekamus šokius. Valsis ar Bryvo kajų. Žingsnis į priekį. Gražus vasaros vakaras. Vaikinas šiame vakarėlį bando susirasti savo šokių partnerę. Bei natsiesim, nagi eime. Mergina pasikviečia vaikiną, o šis mergina, kad kartu praleistų laiką bešokant. Sutikime dar kartą Velriais, Jūrmala, Latvija.
Laimė, kas tai yra? Aš manau, kad jūs jau visi supratot šiandieninę mūsų Nevėžio apvalsiaus esmę. Mes džiaugiamės, būdami laisvi ir laimingi. Laimė nėra sudėtinga, ji yra labai paprasta. Tai paprastas tikro pastabaus žmogaus jausmas. Laimingas žmogus gali būti ir yra kasdien. Tiesiog pakanka džiaugtis tuo, kas jį supa, ką turi, ką gali matyti, kuo gali džiaugtis. Tad mes šiandien džiaugiamės vieni kitais. Na, o finalinį Nevėžio apvalsiaus šokį jums dovanoja Panevėžio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Verdenė. Vadovas Vytautas Murauskas. Bėgtinė paskutinė. Mėlyjeji, rytoj prasideda Adventas. Tai laikas, kai už nugaros jau nueinantiems metams paliekame pačius didžiausius darbus. Ir visai nesvarbu, iš kokių kelių šiandien susijėjome, iš kokių tolių suvažiavome, trumpam palikę savo darbus. Skirtingi, panašus, mes juk visi einame tą pačią žemę ir gyvename pačiu gražiausių švenčių laukimu. Laisvi ir laimingi. Bet juk mes taip reikalingi vieni kitiems. Tarsi šviesa liūdesiui, tarsi žiema žemei. Scenoje jūs matot pagrindinį festivalio Nevėžio apvalsius organizatorių kolektyvą Verdenė. O štai į jų tarpą kviečiu ateiti ir mūsų festivalio dalyvių kolektyvų vadovus bei atstovus. Tad į sceną kviečiame Marijampolės kultūros centro šokių kolektyvo Jotvingis atstovus ir vadovę Aliną Kvietkauskienę. Kretingos rajono kultūros centro šokių kolektyvo Tonsius vadovus Andrių ir Svajonę Razmus bei atstovus. Elektrėnų kultūros centro šokių kolektyvo Vijūnas atstovus. Kaišiadorių kultūros centro šokių kolektyvo Savingė atstovus ir vadovė šių kolektyvų Angelė Pačesienė. Biržų kultūros centro šokių kolektyvą Verpetas atstovus
bei vadovę Danguolę Kalkienę. Vilniaus savivaldybės Kirtimų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvą Vilniaus Pinimėlis, vadovą Edgarą Supruną. Jūrmalos Kauguri kultūros namų šokių kolektyvo Belreis atstovus bei vadovės Vita Polė ir Lyva Berga Baglas. Panevėžio kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvo Miestelėnai atstovus ir vadovą Justą Nagrotskį. Na, o Verdenė jau scenoje ir pasitinkame šio kolektyvo vadovą Vytautą Petrą Murauską. Na, o dabar leiskit, aš tiesiog kreipsiuos į jūs visus šokančius, jūs sėdinčių salėje. Ir kaip girdėjote, mūsų direktorė gerbiama Judita Kačinskaitė pasveikino jūs visus, tačiau tiesiog man paliko tą prievolę padėkoti jos vardu ir įteikti padėkos raštus svečių kolektyvams. Už dalyvavimą Respublikinėme vyresniųjų liaudiškų šokių festivalyje Nevėžio apvalsius ir su tokiais žodžiais: lai mus visus vienyje ir įkvepia nesibaigianti meilė liaudies šokiui. Direktorė Judita Kačinskaitė. Taigi dėkojame Marijampolės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Jotvingis, vadovė Alina Kvietkauskienė. Dėkojame Kretingos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Toncius, vadovai Andrius ir Svajonė Razmai. Dėkojame Elektrėnų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Vijūnas, vadovė Angelė Pačesienė. Bei Kaišiadorių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Savingė, vadovė Angelė Pačesienė. Padėka Biržų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Verpetas, vadovė Danguolė Kalkienė. Na, šis vyrukas dar neprisišoko. Matėt? Kaip jisai šoko ir dabar dar jo paskutinis pasirodymas. Vilniaus savivaldybės Kirtimų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Vilniaus Pinimėlis, vadovui Edgarui Supranui. Na, žinoma, dar didesni plojimai Jūrmalos Kauguri kultūros namų liaudiškų šokių kolektyvui Belreis, vadovės Vita Polė ir Lyva Berga Baglais. Padėka
Panevėžio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Miestelėnai vadovas Justas Nagrockis. Ir padėka Panevėžio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvui Verdenė vadovas Vytautas Petras Murauskas. Na, lai jūsų baigiamieji plojimai būna po tokių žodžių. Laimė kiekvienam žmogui yra skirtinga ir kitokia. Nors neįmanoma, bet jei mėgintume apibrėžti, ją turbūt sudarytų 3 pagrindinės gyvenimo esmę sudarančios sąvokos – šeima, meilė ir laisvė. Ar jūs esate laimingas? Kiekvienas iš jūsų. Jeigu jūs mylite ir kažkas myli jūs, ar jūs esate laisvi? Jeigu visą tai turite, tuomet taip. Jūs esate patys laimingiausi žmonės. Dėkojame už šiandieną kolektyvams, jums, mėly žiūrovai, ir linkime, ramaus advento, gražių kalėdų ir gerų, sočių naujųjų metų. Visus kviesime bendrai nuotraukai. Ačiū Jums. Prašom, kol turim fotografą, sueikit į priekį.